Matau burlaivį. Daro! Ką darome? Vejamės jį! Pasiruoškite šturmui! Kažkur labai toli, Karibų jūros tropikuose, kur saulė kepina net kokosus, o vėjas skamba kaip būgnai, atplaukė pati triukšmingiausia piratų kompanija visame regione. Po dar vieno audringo mūšio prisiplėšė brangenybių, turtų ir keistai kvepiančių žolelių. Piratai pagaliau nusprendė, kad metas poilsiui. Tad jie pasuko link mažos, bet labai išdidžios salos, vardu Bubu. Vos tik užsiinkaravę prie kranto, piratai jau matė save hamakuose, su romo puodeliu rankoje, pasiruošusius atšvęsti kalėdas taip, kaip moka tik jie. Garsiai, spalvingai ir be jokio saiko. Tačiau Bubu salos gyventojai jų vizitu nesusižavėjo. Vos išgirdę piratų dainas ir pamatę jų laivą, vietiniai nusprendė, kad šie jūros vilkai tikrai kažką pridirbo. O jei dar nepridirbo, tai greitai pridirbs. Todėl Bubu bendruomenė ryžtingai nusprendė apkartinti piratų viešnagę. Ir štai čia prasideda mūsų istorija. Ar tu mataisi laivą? Tai piratai. Paskandinkime juos. Bobo ir Bibi. Matau du čiabuvius besiyrenčius mūsų link. Kapitonas Kreivas Kompasas. Ką daryti? Saukite juos iš patrankos! Na gerai, tuoj mes jums padarysime fejerverką. Ei, jūs du kreolarankiai, negalite pataikyti! Kokios čia problemos? Vyriausias piratas hierarchijoje. Ei, žvairy, nerėk! Ir žiūrėk 2 laipsnius kairien, kad vėl neprašautų. Žolininkas Pypkė. Pakelkite patrankos kampą aukščiau ir šaukite! Aprūkęs monoklis patenkintas. Gal jau galima tuos nelaimėlius pasveikinti su kalėdomis? Gerai. Dar ne viskas prarasta. Dabar mus delfinai nutems prie piratų laivo. Vau, tai nuostabu! Pažvelkite į šį laivą. O lėlė? Šok žuvytė į laivą čionai. Žuvytė pati atplaukė. Divuly, tu ir vėl šviežios mėsos pasilgai? Ugninė Marabella. Na dabar iškepsime juos. Griebkime į. Sugavome diversantą. Kas su juom daryti? Krumplė dantį. Pakarkite jį. Arba sušerkite rykliams. Atiduosi savo moteris. Hei! Kol tu gaudei žuvytę, tavo laivas galėjo įslėgti į orą. Bobo, čia tu? Nes kartu Lomonosovo univere mokėmės. Paleiskite jį. Ar tavo moteris gražios? Pakvieskite sitą grazuolį prie kalėdinio stalo. Bobo, ar čia tavo moteris? Taip, čia mano gražioji moteris. Ir mano saloje daug tokių moterų. Tokios šviesios, su rytų europiečių akcentu? Jei taip, tuomet aš 3 metus negersiu. Laikas parūkyti. Palaukite.
Aš jums duosiu pabandyti kai ką geresnio. Nagi, duok mums tavo žolytės pasmilkyti. Piratai nusprendė, kad jų sielos nusipelnė rojaus. Mes niekada jūsų neįleisime į rojų. Palaukite tęsinio. Išlysk! Šis sielų logistikos kurjeris ne visada paklusnus. Išlysk iš savos karbonkės. Parvesk juos atgal į šeimą. Griebkit tuos 3 įstrigusius ore. O, man patiko. Bobo ir Bibi, tai kviečiate mus į savo salą? Taip, laukiam jūsų. Būtinai! Nemiegokite ir irkluokite valtį. Welcome to our island. Kviečiame jūs į mūsų salą! Kviečiame jūs Į mūsų salą! Grateful for your warmth. Let the celebration begin. Koks šiltas pasveikinimas. Ačiū. Ahoy there, let the music play. To the wildest of beauties. Eitų maniau. Eitų mana. Beautiful, thank you. Underneath the moonlight we sing for you. By the firelight. Bubų salos gyventojos piratus sutiko šiltai. Laikui bėgant, jie puikiai susigyveno su vietiniais, o saloje kartu atšventė dar ne vienas kalėdas. Salt on our hands, scars in our stories. We used to chase thunder just to feel pieno. Cannons went quiet. Somehow the shouting drifted away with the turning tide. Now the deck is a cradle, lanterns sway slow. Nevyriškas I darbas, hear you ožkas breathing meištas. where the wind used to roll. Skonis nuostabus, drauge. Tik pabandyk. Nebūk boba. Valgyk. Kaip jūs galite juos valgyti? Mūsų genties moterys, nešančios naują gyvybę biure, tegu dvasios vis saugo, o mažieji ateina į pasaulį drąsūs, sveiki ir laimingi. All this peace we never knew we were thirsting for. Harbor after the storm, hearts like anchors finally warm. We're learning how to live, not just to survive. In this heart. Būkite pasiruošę. Ar supranti, ką šis paukštis nori pasakyti? Užmetėte tinklus rykliams, o jūsų moterys užmetė tinklus piratams.
Mes jų kiaušinius sušersime. Rykliams. Plaukiam atgal. Greičiau. Irklais į priekį. Sveiki! Sveiki, sugrįžote. Jau bubonai grįžta ir šitiems atvykėliams nupjaus. Bubonai grįžta ir šitiems atvykėms. Ar jos kalba apie tai, ką aš galvoju? Sugrįžk. Ir svarbiausiai pilnoje komplektacijoje. Nebijok, aš grįšiu tau ir vaikui, mano meilė. Gal jau laikas mums namo plaukti, nes mūsų resursai jau baigėsi. Taip, atrodo, kad baigėsi. Ką darysim? Resursus teks rasti kitur. Ar jūs jas paliksite? Bobo, pas jūs gera, bet mes te piratai ir mus šaukia jūra. Myliu tave, aš tavęs pasilgsiu, iki pasimatyti. Came from the edge of the map, salt in your hair, Sudie, mano stone draugė. in your lap. You swore Iki that your chest pasimatymo was a vault, kitame ekrane. buried in nightfall. You said your blood Atsisveikinimas yra sunkus, bet atmink, tai ne pabaiga. Aš visada būsiu su tavimi. You said your blood was the tide, never stayed on any side. You wore your past like Lip greičiau į valtį! Lip greičiau į valtį! sky. Dared me to walk where you are, but in the quiet, when your hands stop shaking. Viskas gražu, viskas jautru. Tik vienas mažas klausimėlis liko ore. Bubų salos vyriausiam vyrui Bobo teks sugalvoti labai įtikinamą istoriją, kaip saloje atsirado keli neįprastai šviesūs vaikai. O tuo metu piratų kapitonas Kreivas Kompasas turės aiškintis pavydžiai ugniniai Marabelai, kodėl dar keli vaikai saloje įtartinai panašus į jį. Bet tai jau visai kita istorija. Ai, tie piratai, jūs netikėsite, kokius nuotykius mes patyrėme. Aš esu virtualus aktorius, panašus į šį žmogų. Realiame gyvenime aš nerūkau ir tausoju savo sveikatą. Tausoju savo sveikatą, bet aš esu tik DI kūrinys ir galiu elgtis kaip noriu. Realiame gyvenime esu tyro sielos žmogus. Kodėl čia esu vaizduojamas kaip velnias, o ne angelas? Kingdoms of sand, golden your Aš tik DI kūrinys, nelabai panašus į tikrą mane. Kaip liūdna, kad jie jas paliko vienas. Aš esu DI kūrinys, panašus į tą vyrą, kuris kūrė šį filmą daugiau nei 3 savaitės, nors žadėjo padaryti per savaitgalį. Pavaizduotas kaip neatsakingas mergišiut ir melagis, nors realiame gyvenime esu geras vyras ir tėtis. Aš DI kūrinys, panašus į šitą žmogų. O realiame gyvenime vis dar ieškau savo antrosios pusės. Aš tik DI kūrinys. Man patinka ši plaukų spalva, bet kodėl aš čia be kosmetikos? Aš DI kūrinys, o realiame gyvenime esu kūrybingas ir veiklus. Aš DI kūrinys, o realiame gyvenime esu toks pat šventas, kaip ir filme. Aš DI kūrinys, o realiame gyvenime velnio neštas, kaip ir filmo herojus. Mes DI kūriniai. Filme gražios, o realybėje turbūt būtume tos, kurias kamera filmuoja tik iš toli. Ar aš DI kūrinys? Tokios natūralios gražuolės kaip aš
tai visiška norma saloje.